Teatras prasideda nuo rūbinės. Vėlų! Mes atkirsti! Na, tai kaip gyvuoji? Negyvaju, o galvoju. Veikdavo reikia negalvoti. Galvojimas, va tai irgi veiksmas. Tarp kitko, Algi, man kilo tokia šauni idėja. Kokia? O jeigu mudu su tavim susirastume šiuolaikinį blindą? Blinda, plėšikas. Ir kas, betgi jisai vyras tai labdaringas, bet to pinigų prilaiko. Geras žmogus. Va, kiek dalį. Ir mes nesam jau tokie vargšai. Tu imk pavyzdį iš išeivijos. Amerikos lietuvių. Irgi pradėjo nuo nieko, taip sakant, nuo Adomo ir Ievos. Bet susibūrė aktoriai, trupė, pasivadino antrų kaimų, išvažinėjo visą Ameriką ir išgarsėjo. Lietuvių tarp. Na gerai, o kuo jie ten išgarsėjo? Tai ką, savo repertuaru, režisūrą ar vaidybos manierą? O tu paskaityk, jie net knygą išleido. 25 metų repertuaras, nuotraukos, recenzijos. Antras kaimas, veidai ir tekstai. Na, įdomu. Įdomu. Lietuvos istorija 3 veiksmuose. Tarp šią Lietuvos istoriją parašė žinomas išeivijos rašytojas Kazys Almenas, romano Šienapjūtė autorius. Aš jau visus tarp kitko romanus skaičiau. Taigi, pranešėjas. Šiomis dienomis yra prikišama lietuvių jaunimui, kad jis nemoka Lietuvos istorijos. Taigi, apsvarstę priėmė išvados, kad kaltinimuose gal šiek tiek teisybės yra. Todėl nutarėme reikalą atitaisyti. Auksiniai žodžiai. Taigi, giliai susirūpinę Lietuvos istorijos nepatrauklumu jaunimui egzistuojančioje formoje, nutarėme perrašyti tą istoriją, vartodami naujausius terminus ar konceptus. Na, čia neredaguotas tekstas. Skaityk toliau, ten įdomiau. Aišku. Pradėsime nuo sostinės, nuo jos įkūrimo, reiškia. O tai surišta su Gediminu, kai jis vieną vakarą prie ugnies, šalia Vilnelį susnūdo ir susapnavo ne bet kokį, o geležinį vilką.
Atsibuinęs norėjo išsiaiškinti, kame čia reikalas. O tais laikais sapnų aiškinimu užsiiminėjo Tūlas Lizdeika, kuris turėjo filosofijos habilituoto daktaro laipsnį iš Frieburgo universiteto. Taigi, Gediminas nukeliavo pas Lizdeiką. Tarp kitko, čia remarkiai pasigirsta vilko staugimas. Ponas Gediminai. Ponas Gediminai. Lizdeika, kalbėk. Taigi sakėte, kad sapnavote geležinį vilką. Taip, įdomu, tipiška. Na, pradėkime iš pradžių. Taigi, jūsų užsiėmimas? Didysis Lietuvos kunigaikštis. Tai o ką jūs veikiate tuose pareigose? Kunigaikščiauju. Ne, tai platus terminas. Būkite daugiau specifiškas. Reiškia, ką veikiate diena iš dienos. Kariauju. Tai jau įdomu. O su kuo kariaujate? Žinoma, jeigu nepaslaptis. Priklauso nuo dienos savaitė. Pirmadienį su lenkais, antradienį su rusais, trečiadienį su gudais, ketvirtadienį su kryžiuočiais, penktadienį su kalavijočiais, šeštadienį su totoriais, sekmadienį einu pasivaikščioti. Tai argi nėra daugiau priešų? Būtų, tik kad nėra daugiau dienų savaitė. Betgi sekmadienis. Da kaip tai sekmadieniais? Nemandagu sekmadieniais kariauti. Aha. Tai reikės ieškoti priežasčių giliau. Sakykite, didysis kunigaikšti, ten tas geležinis vilkas, na, reiškia ir taip toliau ir panašiai. Kokios lyties jis buvo? Moteriškos. Na, ko jūs esate tikras? Todėl, kad baisiai staugė. Aha. Ne, tai minėjote. O ko jis reiškia? Ji taip staugė. Nes buvo baisiai ištroškus. Ištroškusi? Aš buvau ištroškęs, todėl, kad ten Neries ir Vilnelnis santakoj vien miškai. Nei karčiamos, jeigu nori alaus padaryti, tai turi į Gardiną arba į Kauną jot. Ne, tai aišku per toli. Į Kauną, Gardiną, alaus. Ką jūs? Tarp kitko jau supratau jūsų sapno reikšmę, kunigaikšti. Didysis kunigaikštis snargliau. Taip, didysis kunigaikšti. Prie Vilnelės ir Neries pastatykit karčiamą, o jos garsas pasklis po visą Europą, nes kaip tik ten ir bus Europos centras. Pastatysiu didelę karčiamą, o šalia jai apsaugot pastatysiu pilį, gal net ir visą miestą. Vilnius. Bus geras vardas. O geresnio ir nesugalvosi, ponas didysis kunigaikštė. Tiesa, yra sakoma, artisto vieta bufete. Taigi, reikėtų prie karčiamos pastatyti ir teatrą. Reaksibos pastatys. Puiku. Įsivaizduojat? Aukaras, amžinoji ugnis, o aplinkui šoka vaidilukis. Tiesa, o kokiu vardu pavadinsit teatrą? Pagoniškų. Vaidentuvė. Štai tau ir teatras. Tu žinai, irgi, kad ir mane nuteikia optimistiškai. Pasirodo, galima dirbti bet kokiamis sąlygomis ir statyti spektaklius. Taigi, šiandien mūsų Vaidentuvės teatre Kazio Sajos pjesė Detektyvas prie žvakių.
Aš jiems pasakiau, kad tu po avarijos. Pasakiau, kad apšlubęs, bet kad tu šitoks margas, tu man atleisk, aš tiesiog užmiršau. Jeigu būčiau žinojęs, kad tu šiandien juos atveši. Jie mane ne, aš juos atsivedžiau. Tai kuris iš jų pirkėjas? Šaulys ar tas antrasis? Tas antrasis architektas Šaulys jį atsivežė kaip ekspertą. Sakai, kiek norėtume gauti. Nenorėjau iš pat pradžių gazdinti. Tegu jie apsižiūri. Togi prisimeni, kaip mes pirkom. Tai iš pradžių atrodė toks laužas. O paskui pamatėm, koks čia ežeras, koks čia miškas. Buvo laužas, o dabar... Sakai, kodėl parduodam? Sakiau, kad norim pirkti sūnui butą. Kiek čia triūso sudėta, kiek čia pinigų sumešta. Tas pinigus atsimsim 10-teriopai. Šiąnakt galėsim miegoti ramiai. Nebesivaidens. Radau priežastį, žinau, kas ten dėjoja. Ten ne tik dėjoja, praėjusį kartą ten dvokė, pačiu lavonu. Nesąmonė, va, pasižiūrėk. Liepo šaka trinasi į kamieną, atvažiuoju šermukštį ir nupjaus. Viešpatie, kodėl tu tenai šermukštį, tu ką kitas žmogaus nerandi ar ką? Surask, va toks būdamas, surask. Ką sakė meistras dėl mašinos? Sakė, kad važiuodamas susidėtų akinius. Kas jam darbo, tegul žiūri, ne už ačiū. Tai čia sako tas pats, kas toj pačioj vietoje daryti trečią operaciją. O, šermukšniai, kaip visada su savangėl sarmu. Kuo mes tik juos visus ir pašersim? Pala, klausyk, turiu idėją. Ignai! Sveikas gyvas, sveik. Užėjai, paskui tu tą šaką, užėjai. Siaudairos tą dėjojančią medžią. Medis gali girgždėti, o nedėjuoti. Medis gali ir dvokt. O gal ten inkile pūva nusprogus voverė. Sveikas, Ignai, sveikas, gražiai atrodai. Jo. O, ir ponia atvažiavusi. Labas, Ignai, tai kaip sveikata? Kad aš niekados nesergu. Nebent tik pagiriom. Žiūriu, kieme kažkieno importinė mašina stovi, o svečių nematyt. Atsiras. Ai, žinai, taip netikėtai užgriuvo. Ignai, klausyk, a negalėtum užstatyti tinkliuką, ką? O šitą šaką paskui. Taigi galima pamėginti, o kur tinklas? Ar tik ne pats anasik padžioviai, daržiniai? Va, imk raktus. Žinosi, kuris nuo valties, kuris nuo daržinės. Ale užsimerkdamas. Tik jam, daktarė, dabar tai nesiūlykit. Beveik mėno jau negeria. Oho, tai gal tu išgersi, ką? Lašelį. Paskui, kai tinklą užmesi. O kaip jis dabar? Gal nebesimuša? Tai aš. Pasitaiko. Ne visada apsileidžiu. Tai kuris čia braškantis medis? Tai nevo. Apšlubęs nebepaina. Žinai, kiūst, stirna prieš mašinos nosį ir va, tau ne daktaras, o ligonis. Sugargažėjo bedžiūdamas. Tai kam tu jį čia atvilkai? Nešk į kiemą. Tenai kažkas ateina, vyras ir moteris. Ką aš galiu žinot, kas jie tokie? Taigi mūsų svečiai. Matėt kada nors gyvą kino režisierį, Ignai, gyvą artistę, a? Ko tu čia visą laik šniurkščiai? Tu nieko neužuot? Taigi tinklas dvokė. Na, va, tu dvoksmas, o tau dėjavimas. Galėsi šiąnakt miegot kaip užmušta. Pone, jūs blogai miegat? Ką jis čia kalba? Pas jūs grybaut gana pavojinga. Kodėl? O, valandą pavaikščiom, grįžtam ragoti. Oho, daiktelis, Ignai, pažiūrėk. O taip, 5 metų briedžio. 5 metų. 5 metų, Ignai. Tai nepradėk. Susipažinkim, Emilija ir Ignas Šermukšniai. Graži pavardė. O apie jūs jau šnekėjom, va, kino režisierius Šaulys, o čia aktorė. Jūs vadinkit mane Arvidu, nes kaip Šaulys aš dažnai prašaunu pro šalį. Mane visi vadina Meda. Labai malonu. Veda. Klausyk, Arvidai. Ko jūsų tas draugas toks nedraugiškas, ką? Rimas? Jo žmona nesiniai mirė. Šaukėm miške, kad tik nebūtų paklydęs. Tu žinai, jisai griežia dantį ant visų daktarų. Ir ant manęs taip pat.
Kodėl aš nepasakiau, pas ką važiuojam? O kokia jo pavardė? Vitėnas. Jo žmona 1,5 mėnesio gydėt nuo infarkto. O mirė nuo peritonito, palygis. A, tai čia ta Vitėnienė. Tai iš tavo skyrius? Na tai, ko mes čia dabar tokie? Arvidai, nu režisierius surežisuok, kad būtų linksma. O duonos papjaustysim, skilandžio židinys, ko dar reikia? Muzikos teisingai, tu išdėsi muzikos. Judam, Gerai, laikyk. Klausyk, gal turėtumėt siūlo arba špagatų. Tai, siauro tvaršio, tai bus gerai. Iš bėdos gal. Gerai, tu jau atnešiu, palauk. Arvidai, klausyk, nenori pasėsti? Na, kad atvirai sakant, truputėlį sušalo. Tai va, degtukai židinys susiku. Tvarkyk. Ar daug žadat pagauti? Žuvieniai turėtų užtekti. Šiandien užmesim, rytoj žiūrėsim. Čia visko pilna grybų, uogų, jau žuvies. Bet baravykai dar nedyksta. Arvidai, o gal mes nemokėjom grybauti? Ką? Paklydėlis pareina. Kiek jis prisigrybavęs? Tai ką čia suradot baravykai, sako, nedyksta? Tai jau. Kaukolė? Aš pati. Štai, Iš kur tu ją ištrauki? iš balos, šerna išknysiu. Mat, kokia gražuolė, a? Iš pradžių maniau, kad pokario auka, bet, kažin, ar tais laikais buvo sidabrinių plombų? Sakykit, kieno čia vyro ar moters, ką? Daktaro, klauskit. Jėzau, čiagi laimutės, daktarė, čiagi mano sesers. Mylė, nepradėkim. Ką, turėjau sidabrinių plombų? Tikriausiai, Ignai, tu atsimeni. Aš tik atsimenu, kad jis skaudėjo, kai laukėsi vaiko. Palauk, nepradėkim. Na, Aš gal ir taip pažinsiu. ko tu čia dabar prie visų, tegul daktaras pirmiausia aiškina. Ką aš tau galiu išsiaiškinti, aš ne teismo ekspertas. Protingiausia tai būtų užkast ją ir toliau dirbti savo darbą. Velniams tu ją parnešiai. Juodas humoras yra ne tavo amplua. Ir ne visi, kai matai, supranta. Ne, gerai, kad surado, gerai. Gal ten guli mano sesuo, jo pirmoji žmona. Reiktų iškasti ir nors dabar žmoniškai palaidoti. Na, ko tu čia dabar prie visų? Eikit, kol nesutemo, eikit. Einu ir plus pasimsi. Klausyk, o kai užmesiu, suk apšilt. Matysim. Ko jis taip nervinasi? Vos netvoja ir per galvą. Matai, tu pernelyg įdėmiai spoksai į jo žmoną. Jam tą kaukulę gerokai sugadino nuotaiką. Kai susėsim prie stalo, papasakosiu. Jeigu žmonelė neprieštaraus. Aš nežinau, nežmoniškai bijau numirėlių, kas man darosi. Nesuprantu, kaip jinai galėjo baigti mediciną. Kad ir stomatologiją, bet juk reikėjo lankyti prozektoriumą. Nustok, aš labai tavęs prašau. Klausykit, gal ir jūdų norite nusiplauti rankas, ką? Mielai. O aš nunešiu į mašiną ragus. Gerai, tik užrakinkit, šuns nelaikom, tai žinot, visko pasitaiko. Grybauja žmoneliai, grybauja. Nesuprantu, kaip aš šią naktį užmigsiu. Dar pažadėjai viską jums papasakoti. Žinai, kalbėjimas kaip savotiška pirtis įsivanoji, beržinė vanta ir eini savo švarus. Gali būti tikras, aš tai toj pirti tikrai Kaip nesivažiuosiu. savo nori, gali sakyti, kad esi pavargus. Mano draugas vonios kambarį vertino 5. Jūsgi dar nematėt mūsų pirties, rūkyklą turim, rūsį, visko yra. Na, vyrai, sėskit, kur kam patinka, prašom. Skilandis, kaimiška duona, žydinys. Na, o tu vis dar nepatenkintas. Tu norėtum, kad aš dabar tau atsakyčiau, ar po to, kai atkimšim butelį? Dabar, išliek dūšę dabar, paskui mes klausysim daktaro istorijos.
Tu man pasakyk atvirai, ar cinizmas ir smulkus sukčiavimas, jie kaip būtini bruožai kino režisieriaus profesijai? Kas? Anksčiau aš tokių savybių tavį nepastebėjau. Cinizmas ir sukčiavimas? Lau. Ne, tu girdi, Nomeda? O kaip pavadinti tai? Kad tu padarius namus prie vaišių stalo, atsitempi kažkino kaukolę, man uždavinėjai netaktiškus klausimus, kaip tai pavadinti? Nelatai, aš tiesiog stengiuosi žaisti tavo sužymėtum kortom. Ir man po truputį aiškėja, kodėl jūsų filmuose taip smarkiai jaučiamas falšas. Matai, tau atrodo, kad žiūrovą reikia kaip galima gražiau apmulkinti, ne? Nu, aš, pavyzdžiui, norėčiau, kad su manim būtų šnekama nuoširdžiai, kaip su to lygiu pašnekovu. Benediktui, aš jau paaiškinau, kodėlgi tu nepatenkintas. Bet tavo pasiūlymas geras. Šį vakarą būkim visi nuoširdus ir lygus. Galima, aš jums pasistuosiu. Na taip, prašom visus prie stalo. Kas kur matot, sėskit. Taip, prašom, valgykit, gerkit. O aš suprantat, kai čia atvažiuoju, tai mėgstu anksčiau atsigulti ir anksčiau atsikelti. Tai gal bent taurelę su mumis? Ačiū, aš užtekstų geriančių ir be manęs. Benai, tu parodysi jiems, kur aš paklojau. Parodysim. Na tai, labanakt? Labanakt, ačiū jums. Žinot, šitą istoriją sukėlė tokią savotišką fobiją. Nors aš jau 5 metai kalbu, kad kiekvienas miškas turi savo pakaroklį. Pakaroklį? Mėgstu šiurpės istorijas prie židinio. Na, nemanau, panelė, kad šita istorija pasirodys labai efektinga. O, Ignas. Tai ko iš čia nulėkė kaip akis išdegęs? Gal jis išgėręs būtų geriau papasakojęs. Mat, Ignas daug prisidėjo, kol šitą užnaigavo dabartinį vaizdą. Anksčiau vis tiek daug negerdavo. Turėjo nieko savo žmonelę, susilaukė dukros. Žmonelė, kaip aš supratau, tai tos Emilijos sesė. Taip, Laima. Jinai buvo įsidarbinus kasininkė. Tai žinot, alga kokia nedidelė. Namie kūdikis, tai Ignas ją ir patarė. Tu, sako, sėdėk prie dukrelės, augink 3 kiaulių ir neturėsi ant galvos jokio viršininko. Man atrodo protingai. Na taip, jinai taip ir padarė. Sėdėjo namie, šėrė kiaulės, lesino vištas. Žinot, gal pati nuo to šiek tiek suvištėjo. Na, o vyras, žinot, kaip... Turbūt kaip visi vyrai. Meda, tu per daug išsiduodi. Na, taip. Žmonės neveltui ėmė kalbėti, kad Ignas pradėjo lankytis pas Laimos seserį, kad net Emilija net vaiką nuo jo susigavo. Bet seserys dėl to nesusipyko. Šermukšniai turėjo tokį seną maskvyčių, tai jie dažnai nulėkdavo į kaimą pas Emiliją, šį atliekusi padėdavo seseriai kariauti su tom kiaulėm, vištom. Na taip, gal užkaskit ką nors, prašom, ragaukit. Tai gal išgerkim, ką? O, puikia mintis. Norit mano firminės, ką? Pamėginkim. O, geras daiktas. Kartais su Ignu mes pažaidžiam pasislėpę. Paragaukit, kaip vadinam mes miško pasaką. Arba miško uoga, kaip norit. Nuo ko slepia? Nuo ko? Nuo policijos, nuo ko daugiau. Gerai, daktarė. Rekomenduoju, kaip daktaras rekomenduoju. Gerai, ekspozicija aiškiai, važiuojam toliau. Na, pirmiausia, prašom, paragaukit. Prašom. Matot, prieš 5 metus, irgi rugsėjo pradžioje, kažkur šeštadienį, Laima atsivežė savo Arūną. Ignas susodino visus į mašiną ir nusivežė prie ežero. Prie šito? Taip, prie to paties. Taip sakant, atsisveikint su vasara. Susirado nuošalesnę vietą, įsikrojo į valgymus ir staiga susigrėbė, kad neatsivežė ko nors atsigerti, ypač tam mažajam Arūnėlį. Tai Ignas ir sako, tu, Laima, pabūk su vaikais, o mudu su Milė pašoksim iki artimesnės parduotuvės. Įtartina, labai įtartina. Kažkas lyg sudėjavo? Medis, šakos. Trinasi vieną į kitą. Gerai, tiedu nuvažiavo, o šermukšnienė? Paskui per tardymą Ignas paaiškino, kad žmona ko nors nepagalvotų, aš dar pasiūliau pasivažinėti ir dukreliai. O kiek jai tada buvo metų? Na, 4 metų. O tas
Aš kaip matau, jau perėmė tardytojo vaidmenį. Nu, maždaug kokie 6 gal. Į mokyklą dar nėjo. Na ir kaip jiems sekėsi, ilgai važinėjo? Ilgokai. Ten kažkas tai atsitiko jų motorui. Vėliau Ignas pardavęs tą savo kledarą, vos užteko motociklui. Ir visi trys paskui patvirtino, mašina tikrai buvo sugedus. Sako, kad tikrai. O kai po poros valandų sugrįžo, kaip jūs jau galite atspėti, Laimos prie ežero, jie jau neberado. Tik vieną klykiantį arūną po medžiu. Sakykite, Granto, nei drabužių, nei raštelį, nieko. Nieko. Iškvietė, narus išmaišė. Ežerą. Nieko. Klausinėjo daugybę liudininkų, niekas nei matė, nei girdėjo. Ir manęs šito klausinėjo. Aš šito viloj praleisdavau kiekvieną savaitgalį. Nu, prašom dar paragauti. Suprantu, tai nejaugi taip ir liks, niekas niekada ir neįsiaiškins. Taip ir liks, jeigu jūs neįsiaiškinsit. O ką, gal pabandykit, Štai, jūsų draugas rado kaukolę. Matai, žmonės linkia manyti, Ir vėl sudėjavo. kad šermukšnienė buvo nuskandinta. Nieko, rytoj mes tą dejavimą nukirsim. Pabandom. Diurenmatas parašė pjesę. Vaidinam Strindbergą. O mes suvaidinkim Diurenmatą. Kas pirmas dėsto savo versiją, daktarė, gal jūs? Aš jau išdėščiau pas. Gerai, tada jums leidus pabandysiu aš. Oi, o koks į mane jau taip žiūri, likit ardamas. Labai gaila, kad tardytojui galva neatėjo panašus triukas su ta kaukolė. Tu įsivaizduoji? Ištraukiu aš iš krepšio kaukolę ir klausiu Igno Šermukšnio. Sakykit, kurie jūsų žmonos dantis buvo užplombuoti? Ach, jūs nežinot. Jūs nenorit prisimint. Na nieko, mes tos dalykus įsiaiškinsim poliklinikoje. Taip. O kam čia viso to reikia? Psichologinis momentas. Kada Ignas Šermukšnis išbaltų, kaip ta beržinė pliauska. O tarp kitko, jūs prisimenat, kaip jisai išbalo, kaip jisai dangstėsi tinklais? Aš pridurčiau dar vieną frazę. O dabar, mano mielas, pasakyk atvirai, kuris iš tavo sugerovų ją taip neišradingai pakišo po velėną? Nu, man atrodo, išbalimas tai dar neįrodymas. Mano žmonai, kaip matyt, pasidarė blogą, nors į tos Šermukšnienės visai nepažinojo. Ak, jums trūksta argumentų? Prašau. Nužudimo motyvas. Noras legalizuoti intimius santykius savo žmonos seserim. Toliau. Inscenizuotas Moskvyčiaus gedimas. Reikėtų jos dar kartą tiksliai apklausti, kur ta mašina buvo sustojusi ir svarbiausia, kaip paskui ją taisė. O tos dalykus vaikai ypač gerai prisimena. O mergaitės nelabai. Praėjo 5 metai, šaukštai po pietų. Yra dar vienas kelias. Aš net kartais įsivaizduoju, kaip tai puikiai turėtų atrodyti filme. Kai tam arūnėlį, kuris tada klykė, sueis 12, gal 13 metų, reikėtų jį parodyti geram psichiatrui, tegul užhipnotizuoja ir duoti jam uždavinį. Tegul jis prisimena, ką jis tada matė ir kas jį taip išgazdino. Aha. O kai jis užkaukino tą motociklą, aš pagalvojau, vagių kepurė dega. Kad Ignas atsisakytų gėrimų, tai to nėra buvę. Malonėkit, papildysit. Ačiū, mano dar pilna. Viešpatie, čia taip viskas paprasta, kad aš net turiu jūs atsiprašyti, kad kalbėjau tokias banalybės. Ačiū dar. Palaukit, o gal tas žmogus nujautė, ką mes čia apie kalbėsime ir paprasčiausiai nenorėjo, kad jį išnairuotume kaip į nepagautą nusikaltėlį. Na jau, aš kažkaip abejoju, kad Šermukšnio tardytojas buvo jau visiškas nemokšas. Nemokšų, kaip tu pat žinai, visada yra, buvo ir bus. Ir ne tik tai tarp medikų, kaip tu linkęs manyti. ne tik tarp medikų, užtenka jų ir kino režisierių, gildija.
Ta tavo vaiko hipnozė po 10 metų, taigi yra tipiškiausia kino fantazija. Palaukit, klausykit, apsvarstykime ir kitas versijas. Va, panelė aktorė, matau iš jūsų veido, kad jūs nesutinkat su režisieriaus nuomonė. Nesutinku, bet mano versijos taip pat nebus galima greitai patikrinti. Bet suprantat, aš netikiu ir dar kartą netikiu, kad Ignas Šermukšnis būtų iš anksto papirkęs žudiką, juk jisai galėjo paprasčiausiai įsiskirti. Juk žinai, kad tai nėra taip paprasta. Palikti jai kiaulės, vištas, sėsti į savo automobilį ir apsigyventi, kad ir jūsų palėpė. Nu taip, beje, jis čia dažnai nakvodavo. Jis buvo kaip darbų vykdytojas, rangovas, kaip Bet seniau jis ir sakė. toliau apgaudinėjo savo laimę, tą viską matė, kent ir galiausiai nusprendė pati pasitraukti, jeigu bent jos sesuo būna laimingesnė. Ha, kokia melodrama. Patikėkit, aš tikrai taip galėjau padaryti. Atleiskit, nesupratau kaip. O kad nereikėtų, kad žmonės neplaktų liežuvis, kad nereikėtų tasytis po teismus ir kaip išmaldos laukti alimentų, jie sėdo į traukinį arba lėktuvą ir kada nors gal atsiras. Bent iš tolo pasižiūrėti į savo seserį, vaikus, vyrą, bet mes jau apie tai turbūt nebesužinosime. O kaukolė, kaip tu paslėpti šitą argumentą? O kaukolę padovanosiu tau, kaip režisierių, jeigu kada nors statysi detektyvą, jį bus žiūrovams suklaidinti. Ir kad paskui koks nors kriminalistas būtų galėjęs atėjęs ir pasakyti, jūs eikite visi ilsėtis, o mes turėsime įsiaiškinti šitos kaukolės paslaptį. Bravo. Ak, gaila, kad Vida nuėjo miegoti taip. Džiaugiasi, kad viskas laimingai baigėsi. Tik tai aš, ko gero, būčiau sugadinęs jai nuotaiką. Išgerkim, kad nepritrūktumėm fantazijos. O aš remiuosi logika, o ne fantazija. Kamilė, iš kur tu dabar? Mane gal Ignas pas jūs. Tik jūs kartu išvažiavot. Ateik čia, sėsk. Kas tu dabar? Uždusus visą. Sėsk. Kaip ir važiavom, pats vienas išgėrė beveik puslitrį. Ir išlėkė be šalmo, be nieko. Tai kas jam yra, ko jis taip dabar? Ko jis taip įsigando tos kaukolės? Jis mano, kad jį vėl pradės tampyti. Ir vis atseit aš kalta. Vis per mane, kad aš susidėjau. Na, palauk. Išgerk, Kamilė, nusiramink. Ką jis tave mušė? Paušė mušimas, sudrožė kartą, kam aš nesusivaldžiau pamačiusi sesers kaukolę. Iš kur tu žinai, gal ji nesesers? Kaip nesesers, jeigu net randas ant kaktos. Į mažą būdama buvo pargriuvus ant akėčių. Na, ką tu dabar pasakysi? Aš vis tiek netikiu, nes nepanašus į tokį. Jis tikriausiai jau dabar policijoje. Jeigu aš žinočiau, kad aš suspėsiu, aš prašyčiau, paveškit savo mašiną. Tai ko jam prireikė policijai, girtam? Jisgi durna, sakė, važiuosiu ir pasakysiu, kad užmušiau Laimą. Smaugiu ir vis per Ar aš jums nesakiau? Na gerai, o kaip jis tai įrodys? Kada jis tai galėjo padaryti? Galvojo ir sugalvojo, begerdamas puslitrį. Sakys, kad buvo iš anksto krūmuose paslėpęs dviratį. O tą patį, su kuriuo dabar atvažiavau. Viešpatie, koks tau skirtumas? O aš tokį sūnui nupirkau ir matai, jie tik tai šiemet pasirodė. Pasakok toliau. Kai tada bevažiuodami sugedom, jis atsieit sėdo ant dviračio, nuvažiavęs pasmaugė Laimą, kažkur nutempęs, paslėpė ir parlėkęs mums, pasakė, kad užtruko, kol gavo detalę mašinai. Čia genialu. Pavėžėkit, prašau, jeigu nepavargė, aš kaip nors atsilyginsiu. Matot, mes jau gerokai išgėrė. Galų gale mes neturim teisės kištis, tai būtų tas pats, kas nuslėp nusikaltimą. Dieve mano, daktarė, jūs jam paaiškinkite, tikrai jūs nesmaugėt, kvailės. Na, kad nusiramink, kaip ką nors sugalvos. Na, mes tikim, tikrai tikim. Jūs nurimkit, ateikit, atsisėskit, nurimkit. Ignas neturėjo jokio dviračio, jisgi tyčia iš keršto. Aš suprantu, kam jis nori keišyti. O kitiems, kurie įtampė, įtarinėjo, kad ir paleido, betgi žmonėms tai liežuvių neužryši. Sako, dabar pavėdžiosiu juos visus už nolį. Ir tegu pavėdžioja, ko jūs bijate, jeigu žinot, kad Ignas nekaltas. O jeigu jie patikės, kaip jis paskui beįrodys, ką? Daktarė, užtarkit mane, važiuokim. Gal kurį virtų įgriovė, gal dar suspėsim. Panelė, paraginkit vyrus, paraginkit. Čiagi nebus nei 20 kilometrų. Tai tau teks pavažiuoti. Na gerai, važiuosiu ir aš. Jeigu surasim į policijoje, teks paliudyti, kad viskas prasidėjo nuo tos kaukolės. Dieve, išgelbėsit žmogų. Ir taip pagausim, aš jums iššūkysiu. Na, palaukit, vyrai, sustokit. Ko jums lysti šitą košę? Vienas girtas nuvažiavo paistyti nesąmonę, o kiti du pašaliniai žmonės pradės advokatauti.
Nu, palaukit, sėskit, vyrai. Na, jūsgi nieko nežino. Tik tiek, kiek aš jums pasakoju. Na, tai leiskit Šermukšniui nors sąžinę nuramin. O gal jis nori, kad jį kas nors gerai supurtytų? Smaugia, nesmaugia, bet kaltas. Gerokai kaltas dėl savo laimos. Daktarė, kodėl jūs taip staiga prieš Igną? Juk jūs jį raminat, gydėt. Žinot, Ignas iki šiol, kada tik reikia ir ko reikia. Ir šiandien, jeigu nebūtumėt prašę sugauti žuvies. Nutilk, Kamilė, aš ne apie žuvį kalbu. Jeigu tu jau prisiminiai seserį ir kaukolę juos atpažinai, tai pagalvok, kas ją užmušė moraliai, kas ją sugniuždė. Daktarė. Kas jai gyvenimą suėdė, ar ne Ignas, ar ne tu? Ar ne pati sąžinė jūs verčia blaškytis? Vienas lekia į policiją, kitas iš paskos, žmonės, matot, jiems kalti. Daktarė, Dieve mano, duokit ir man pasakyti. Atvirai šnekant, aš dėl tos jūsų istorijos ir vilą esu priverstas parduot. Koks čia malonumas, kai svečiai išėję grybaut parsineša tokius trofėjus. Žmona atsisako čia pasilikt. Patys matėt, kaip jinai liguistai reagavo. Gal mes čia truputį per garsiai. Aš kalta, aš nesiginu, bet sesuo viską žino, aš jai buvau viską pasipasakojus. Rankas išbučiavus, prisižliumbus, prištiekus. Juk jeigu Laima man būtų net leidus, kaip aš jai būčiau drįsusi į akis lyst. Ir dar su vaiku. Pagalvokit, ar ji būtų sutikus kartu važiuoti su mumis prie ežero. O tu tik jau nepusk miglos, kad ji labai džiaugiasi pamačiusi tave. Džiaugiasi. Tai ko tada jinai puldinėjo, kaip akis išdegus, kai jūs nuvažiavot ir dingot nežinia kur? Palaukit, palaukit. Tik jau nemanykit, kad daktaras veja jūs lauk, taip, daktarė? Karšta pasidarė? Ha? Arvidai, gal pasiūlysi daktarui, ko nors ten? Vyno, vandens? Prašom atleisti. Atsiprašau, tikrai atsiprašau. Kartais reikia duoti nervams įsikrauti. Ar visi girdėjot paskutinę mūsų šeimininko frazę? Tai ko jie taip puldinėjo, lyg akis išdegus, taip? Jeigu jūs neprieštarausit, aš pasakysiu, kuo tas puldinėjimas baigėsi. Klausykit, gal užteks. Pakeiskim temą. Pakeiskim. Papasakosiu jums apie kino festivalį. Palauk, daktarė, jūs pasakėte šitą frazę taip, lyg būtumėte tą dieną ją matęs. Laima Šermukšnienė. Mano mielas vaikeli, aš esu gydytojas ir šiek tiek nusimanau apie žmonės. O be to, aš turiu neblogą intuiciją. O aš, matot, pažįstu kai kurios gydytojus. Vienas iš jų, nuvaręs į kapus mano žmoną, išrėžė efektingą monologą. Jisai apkaltino Velionę, kad jinai numirė. Kad jinai nemokėjo įsiklausyti savo organizmą. Jinai skundėsi širdim ir suklaidino visą kardiologinį skyrių. Ir apskritai jinaigi nesilaikė reikiamos dietos ir nemokėjo prisitaikyti šiuolaikiniam sudėtingam pasauliui. Žinot, kartais reikia jūs pabart, tėviškai ir dar griežčiau. Bent iš mandagumo galėjo pasiūlyti gražinti tuos neplonus vokus, kuriuos taip abejingai įsikišdavo į savo chalato kišenę. Nukrypai nuo temos. Taip. Taip, tiesiog daktaras, kaltindamas Emiliją, man kai ką priminė. Aš žinau, apie kokį kardiologą jūs kalbat, aš perduosiu jam. Tiek to. Emocijas palikim kitam kartui. Dabar aš pasistengsiu remtis daugiau logiką, o ne intuiciją. Ta diena jūs galėjot matyti ir matėt Laimą Šermukšnienę. Va, įdomu. O kaip jūs tai įrodysit? O įrodymus norint bus galima surinkti. Pirmiausia, aš su jumis sutinku, kad Laima Šermukšnienė tą dieną nesijautė rami. Ir šitai pastebėjo net jos vyras, todėl nenorėdamas jaudinti žmonos, įsisodino į savo moskvičių 6-metę dukrą. Taip? Ai, tegul bus taip. Taip, o Laima Šermukšnienė dar labiau sunerimo. Aha, vadinasi, jie nori, kad aš čia ramiai taisyčiau užkandžius, o patys tuo metu dega, nekantrauja, kaip čia pulti viens kitam į glėbį. Ar galėjo tai būti? Gal ir galėjo, bet tarp mūsų tikrai nieko nebuvo tą dieną. Tačiau praėjo valanda, o jūsų vis nėra. Nerimas vis labiau graužė jos širdį. Kaipgi čia jos užklupus, a? Nu kaipgi čia sužinojus, a?
Na, kas ją galėtų greitai nuvežti į miestelį. Tokiu metu miške uogų jau nebėra, o grybai baravykai dar nedygsta ir nei vienos mašinos. Ogi daktaras kiekvieną savaitgalį atvažiuoja čia statyti savo vilos. Pažįstamas, geras žmogus. Jis tikrai neatsisakys padaryti jai tos paslaugos. Kol kas, mano mielas, tu pasikliauji vien tik tą intuiciją, tu bent pagalvok, ką tu sakai. O savo intuiciją aš galėčiau paremti kai kuriais faktais. Kai prasitarė daktaro žmona, daktaras yra trumparegis. Dažnai pamiršta akinius, todėl vairuodamas savo Volvo jau padarė 3 avariją, taip? 3 ar 4 čia jau mūsų reikalas. Na, norint būtų galima apklausti meistrą, kuris remontuoja daktaro mašiną. Be to, įskyrus Laimos Šermukšnienės palaikus, tenai, miško upelio vagoj, daktarė, būtų galima aptikti autoavarijos pėdsakų. Kaukolė, kaip matėt, išliko sveika, tačiau kojos arba dubens kaulai galėjo būti smarkiai sužaloti. Nutilk! Aš negalvoju, kad tu girtas daraisi toks kiaulė. O tu ir blaivas mėgsti knaisiotis po kitų gyvenimus. O be to mano gėrimas stovi neliestas. Palaukit, nesibarkit. Vadinasi, jūs manot, kad mes su Laima patekom į avariją, aš likau sveikas, o jį kažkokiu būdu atsidūrė po Velėną. Ne visai taip, daktarė. Jūs užlėkėt ant jos. Kaip jūs pats neseniai prasitarėt. Jinai puolė kaip akis išdegus stabdyti lekiančios mašinos. Jūs nespėjot laiku sustabdyti. Išlipęs iš mašinos pamatėt, kad nukentėjusiosios vežti į ligoninę jau nebėra prasmės, todėl bijodamas atsakomybės paslėpėt lavoną. Paskui neiškentęs prisipažinot žmonai ir jai pasidarė nebejauku čia uogauti ir grybauti. Štai kodėl jūs norit parduoti šitokią vilą. Taip, vadinas aš suvažinėjau, aš pakišau ją po egle ir aš pats ant savo galvos, prie savo stalo, brangiems sveteliams patariu demaskuot mane, taip? Taigi jūs nesitikėjot, kad mums tai pavyks padaryti, daktarė. O be to, daktarė, juk labai buvo įdomu pasižiūrėti į šitą įvykį iš šalies. Po to, kai Emilija atpažino savo sesers kaukolę. Benai, Benediktai. Žmona jūs šaukia. O kas čia jums nepatiko, ką? Užkandys, gėrimai, žvakės? Ar mano išmargintas snukis? Giliau pasirauskit. Na kur jūs dabar? Su dviračiu naktį. Palaukit, mes jūs paskui nuvešim. Nieko, parvažiuos, įsijungs į žibintą. Ne, jūs labai susijaudinus. Išgerkit, aš paskui jums viską paaiškinu. Nieko, aš kaip nors be jūsų. Ne, jūs tik tai negalvokit, kad viskas buvo taip, ką jis čia pripasakojo. Ne, aš galvoju, kaip ten mano Ignas. Nesijaudinkit, jam nieko neatsitiks. Jeigu kas, mes jį išvaduosim. Ko tu prikibai, leisk, jeigu žmogus skuba. Palauk, tugi reikia žmogui paaiškinti. Suprantat, mes čia lyg ir pajokavom, liaudiškai sakant, pamelavom, apie tą įvykį. Pafantazavom, kaip tai galėtų atsitikti. Kaip jau atsitiko taip, išleiskit vaikai vieni. Ne, jūs sėskit. To jau sulauksim daktaro, sužinosim, kas atsitiko jo žmonai, o paskui visi važiuos. Nu, Meta, o gelė, tu man. Tu žinai, tau reikės pabučiuoti šitą nugalėtoją. Ką tu žinai, melavau aš. Melavai tu. Mesgi visi čia melavom. Bet štai, kur pats gabiausias melagis, a? Tu žiūrėk, kiek priskiedė.
Ne, pirmas bučinys jam, antras daktarui, nes jo vietoje aš būčiau nesusilaikęs. Idiotas. Važiuosiu į rajoną. Galiu jam sakyti, ką čia išgirdau? Galit. Ne, jūs tik tai neskubėkit. Sulauksim Benedikto, na ir ramiai viską aptars. Arvydai, ką tu čia nori apmuitinti? Nori įsiteikti tam buividui, nusiderėt pirkdamas vilą? Aš noriu, kad tu bekerštaudamas neskandintum iš esmės doro žmogaus. Doro žmogaus, kuris leidžia, kad už jo kaltę kitas prasigertų, nerastų savo vietos. Emilija, žmona prašo, kad tu užeitum pas ją. O jūs galite sėsti mašiną ir važiuoti namo. Tarp jūsų yra žmonių, kurių mes nenorim matyti. Matyt, tas žmogus esu aš, todėl prasivaikščiosiu. Tai ir aš su jumis. Atsiprašykit, ponios. Nepalikite manęs. Jūs darykit, ką nors, jos reikia sugrąžinti. Žmonėliai, sugrįžkit, teiskit mus, jeigu patys be nuodėmės. Pasakyk jiems, kad tai aš tada buvau už vairo, pasakyk jiems, kad tai aš buvau, ne tu. Liep tu. Niekas nieko nesužinos. Tai juk tai aš ją suvažinėjau. Niekas nieko nesužinos. Sąžinė. Ne sąžinė, o baimė. Sąžinė. Baimė. Nieko. Rytoj mes nukirsim ir viskas bus tvarkoj. Nepriklausomą aktorių teatrą remia Lietuvos kultūros ministerija, Teatro ir kino
rėmimo fondas, Fuji Film atstovas Lietuvoje, Baltics Film.